Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 50-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Europa sutarė dėl griežtesnių klimato tikslų. Pasirodė naujosios vyriausybės programa, o Modus Group apsipirko Lenkijoje. Iš tokių vidutinių naujienų. Antiastravininkų retorika randa palaikymą Seime, o Ignitis grupė įspėja dėl galimų paskirtojo tiekimo nuostolių. Be visų šių dalykų, Alytus toliau teisėsi su Litesco ir paskelbti tretinio galios rezervo tiekėjai. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Paskelbta naujosios vyriausybės programa. Energetikai tenka dalis itin ambicingų tikslų, bet ir dalis regreso. Bendra žalios energijos ambicija 2030 metams didinama 5 procentiniais punktais iki 50% palyginti su dabartiniu 45% tikslu bendrame suvartojamos energijos pyrage. Tai yra kartu su transporto ir kitais sektoriais. Tiesa, naujos vyriausybės prieaugis sieks apie 5 procentinius punktus nuo 25% žaliosios energijos dabar iki 30 2025. Likusius 20% turėsime priauginti antroje dešimtmečio pusėje. Ambicingiausias programos tikslas keliamas saulės energetikai. 2024-aisiais ketinama pasiekti 1 gigavatą instaliuotosios saulės jėgainių galios, kai šiuo metu jų yra apie 150 megavatų. Pusiekiama, kad gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje pasiektų beveik 500 000, palyginti su vos 7,000 šių metų rugpjūtį. Pastebėtina, kad pastarąjį skaičių per beveik 4 metus leido pasiekti šiuo metu galiojantį subalansuotą laikomą paramos schema. Programoje žadamas ir renovacijos proveržis. Bus siekiama renovuoti po 1000 daugiabučių per metus. Šiuo metu jų kasmet renovuojama apie 250. Renovacijos našta dalinasi aplinkos ir energetikos ministerijos. Pastaroji su užduotimis dorojasi sėkmingiau. Tiesa, naujasis energetikos ministras yra namų šiltinimui naudojama putplastį gaminančios bendrovės akcininkas. Tikimasi dešimtmečio viduryje pasiekti ir 1,2 gigavatų instaliuotąją vėjo jėgainių sausumoje galę. Šiuo metu jų veikia apie 540 megavatų, dar apie 300 megavatų yra pakeliui. Panašu, kad svarstama galimybė atsisakyti vėjo jėgainių plėtros jūroje. Programoje žadama atlikti tyrimus ir tuomet apsispręsti dėl vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje po 2025 metų. Iki šiol planuota, kad jau 2023 bus surengtas konkursas 700 megavatų galios jūrinio vėjo parkų įrengimui. Šią savaitę net pradėta ieškoti, kas atliks jo poveikio aplinkai vertinimą. Programoje minima, kad bus saugomi ir plėtojami šalies avariniai ir galios rezervai. Gana abstrakčiai užsimenama apie naujų energetikos sistemai būtinų 2 po 200 megavatų rezervinių galių įrengimą, įskaitant ir momentiniam rezervui būtinus pajėgumus. Atskirai minimas siekis iki 2024 metų įrengti ne mažiau kaip 200 megavatų galios naujus lankščius elektros gamybos ir ar akumuliacinius pajėgumus saulės ir vėjo jėgainėms balansuoti. Naujojo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas po posėdžio, kuriame svarstyta situacija dėl Astravo atominės elektrinės, teigia, kad Lietuvai teks truputį keisti poziciją dėl to, kas vyksta šiandien. Esą bus vykdomas rimtas darbas techninėme ir politinėme lygmenyje Europos komisijoje ir su strateginiais regiono partneriais. Jis kartojo jo partiečių gausiai tiražuojama, bet niekuo nepagrįsta teiginį, kad baltarusiška elektra patenka į Lietuvą ir jie prekiaujama Baltijos šalių rinkoje. Esą jos dar nedaug, bet padaugės, kai prasidės komercinė Astravo atominės elektrinės veikla. Anot jo suinteresuotų žmonių, kad Astravo elektra toliau tiekėtų į Baltijos šalis, yra ir Latvijoje bei Estijoje. Baltijos energetikos forume kalbėdamas, naujasis energetikos ministras taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra mūšyje prieš geopolitinį Rusijos projektą – atominę elektrinę. Jis teigia, kad naujoji vyriausybė imsis visų būtinų priemonių apginti žmonės ir gamtą ir kad Lietuvos vartotojai nemokėtų už tolesnę šios atominės elektrinės plėtrą Astrave.
10 valandų trukęs Europos vadovų tarybos posėdis baigėsi sutarimu, be kitų dalykų, dėl ateinančių 7 metų ES biudžeto, 750 milijardų eurų atsigavimo po pandemijos fondo ir ambicingesnio tikslo mažinant poveikį klimatui. Iki 2030 metų ketinama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 55% palyginti su 1990-aisiais. Anksčiau planuota apsiriboti 40% mažėjimu. 2019-aisiais į orą išmesta 24% mažiau tokių dujų nei 90-aisiais. Per tą laikotarpį dabartinės ES ekonomika augo 60%. Naujasis Europos planas pareikalaus pokyčių transporto sektoriuje, taip pat didelės per visą žemyną nusirisenčios pastatų renovacijos bangos. Tai pasiekti padės 750 milijardų eurų dydžio atsigavimo fondas ir 1 trilijono eurų naujasis 2021-2027 metų ES biudžetas. 37% pirmojo ir 25% pastarojo turės būti susieti su klimato kaitos tikslais. Europos vadovų taryba taip pat pakvietė Europos komisiją ieškoti galimybių riboti ES saugumo standartų nesilaikančiose jėgainėse pagamintos elektros importą. Ši nuostata į Europos vadovų tarybos susitikimo išvadas įtraukta Lietuvos iniciatyva. Tretinio galios rezervo paslaugą 2021 metais Litgrid teiks Ignitis gamyba, Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokais. Taip pat elektrinė Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje valdanti Orlen Lietuva. Šie įrenginiai bus pasiruošę prireikus įsijungti atitinkamai 222, 260 ir 45 MW gale. Sistemai kitąmet taip pat reikės vidutiniškai 390 MW balansavimo pajėgumų. Tikslus jo kiekis bus nustatomas kasdien ir perkamas aukciono būdu. Litgrid šiuo metu yra sudariusi balansavimo sutartis su 5 elektros gamintojais ir 1 paklausos telkėju. Jei vyriausybė nuspręstų sumažinti Ignitis skiriamą subsidiją paskirtojo tiekimo veiklai, įmonių grupės nuostoliai iš šios veiklos iki 2024 metų pabaigos siektų iki 60 milijonų eurų. Apie tokią riziką įmonių grupė per akcijų biržą šią savaitę informavo investuotojus. Bendrovė pastabose taip pat nurodė, kad tai pažeistų Ignitis bei Ignitis grupės teisėtus lūkesčius. Darbą baigusi energetikos ministerija siūlė subsidiją mažinti nuo 25 milijonų eurų šiemet iki 7 milijonų eurų kitąmet. Sprendimus dėl subsidijos ateinantiems metams priims jau naujoji vyriausybė ir Seimas. Modus Group priklausantis Modus Asset Management fondas Lenkijoje įsigijo 16 MW galios saulės jėgainių portfelį. Jame 16 įgyvendintų 1 MW galios saulės jėgainių projektų su 15 metų trukmės elektros supirkimo tarifais. Jėgaines per fondui priklausantį Modus Poland Solar Fund 1 bendrovė įsigijo iš Lenkų saulės jėgainių statytojos Renesola Power. Sandorio suma neskelbiama. Ir galiausiai, Alytaus savivaldybė ir Alytaus šilumos tinklai iš Prancūzijos koncerno Veolia valdomos šilumos tiekimo įmonės Litesco ketina išsireikalauti 22,6 milijonų eurų. Savivaldybė pateikė ieškinį teismui, kuriuo reikalaujama kompensuoti už esą neteisėtai įgytą turtą, jo nudėvėjimą bei padengti nuomos mokesčio ir kuro kainų skirtumus. Savivaldybė teigia, kad Litesco turtu naudojosi 3 metais ilgiau nei numatė sutartis. Alytaus šilumos ūkis savivaldybei grąžintas pernai birželį. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kuria sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.